Sveiki, sveiki. Su jumis ir... blemba. Sveiki, sveiki. Vėl su jumis sveikinuosi aš, Mantas, tiesiai iš Dzūkijos. Nuo šiol taip vadinu savo studiją. Bus Dzūkija. O aš kaip ir toliau esu Mantas. Prisiminkite, o tie, kas neprisimena arba nežino, tiksliau, jūs prisiminkite, o tie, kas nežino, tai aš esu jūsų nuomonės formuotojas. Taigi tęskime formuoti jūsų nuomonę. Šią savaitę pradedame gana vėlai, todėl negaliu parodyti, ką darysime. Teks rodyti tai, ką jau padariau. O padariau priekinį sparną Sportsteriui. Norit pažiūrėti? Suprojektavau ir pagaminau štai tokį priekinį sparną Sportsteriui. Nekreipkime dėmesio į spalvą, padariau raudoną, kad išsiskirtų. Kaip visad baigęs brėžinį susisiekiau su užsakovu. Patvirtino. Atspausdinau. Gavosi štai toks. Ten viską nulaužiau, kas nereikalinga. Gavome štai tokį. Ant balto fono geriau matosi. Mažiukas, tinkamas Sportsteriui. Kažkas skambina. Nedaug dieve. Žodžiu, draugas iš tolimo šalies. Jam viskas patiko, aš jam nufilmavau, nufotkinau, viskas ledas. Bet aš biškį pakeičiau. Čia tebūnie šitą pasiliksiu sau. Šitą. Neatsimenu, kur baigiau, karočią. Nu kažkaip šitą atspausdinau, bet pasiliksiu sau, nes padariau truputį gražiau, kad tokios... Karočią padariau skylių. Aišku. Numušė man net tas skambutis, karočią, nuo vėžių. Tai esmė tokio, va. Atspausdinsiu tokį. Gražiau bus. Lengvesnis. Tai skaitykim, kad su Sportsteriu viskas aišku, išsiaiškinom. Nes jau daugiau turbūt ir nebematysim, nes dėsiu spausdintą naują variantą. Ryte bus atspausdintas. Ir ryte iš ryto supakuosiu viską. Ir išsiųsiu žmogų. Nes ten daugiau vis dar norėjo. Tai kas toliau dabar? O toliau. Žiūrėkite čia. Čia. Nuotraukos. Ir noriu pasakyti tai, kad turiu, tiksliau gaminu, kuriu motociklams detalės. Jeigu kažko neturiu, galiu sukurti. Kreipkitės. Baigėsi reklama. Labai brūzdesys apačioje, nužiūrėt, kas vyksta. Ir blemba, kaip aš galėjau tai pamiršti. Nepasakiau svarbiausio dalyko. Baigėsi stabdžiai Fordui, reikalo dėlės keisti. Turėsim naują stalą. Gavai dovanų ar? Gavau dovanų. Kalėdės. Parodyk, kaip veikia. Ką blogeris? Dirba. Kada leisim milijonus tavo. Kai turėsiu, galėsim dalintis. Gerai, prisiminsiu. Visiškai staiga, labai netikėtai, turiu nutraukti visus darbus. Gavau labai rimtą klausimą. Pabandysiu į jį atsakyti. Kaip matote, sėdžiu šalia printerio. Bandysiu atsakyti į klausimus apie printerį ir ką aš čia per nesąmonę esu padaręs. Visų pirma, esu nusipirkęs parduotuviai spintas tokias. Jos čia būna daug lentynų, bet viską išmečiau velniop ir labai puikiai telpa printeris į tas lentynas. Kodėl? O todėl, kad ant viršaus gali visko prikrauti, po apačią
gali ten visko pridėti visokio brudo šlamšto. Dar kitas dalykas, spausdina tam tikrais plastikais, kartais yra gerai uždengti, nežinau, plėvelę, popierium ar kuo nors. Jis turi savo mikroklimatą, labiau, tiksliau, šilčiau viskas būna. Kai vaikšto visokie interesantai per duris, nesusidaro skersvėjais ir taip toliau. Antras dalykas, ką reikėtų apžvelgti. Tiksliau, į klausimą labiau atsakyti. Originaliai plastikas kabo štai ant šitos rankenos. Štai čia, šitoj vietoj, prie šito laido yra dačikas, per kurį eina plastikas. Ir realiai, jeigu plastikas baigėsi, jisai sustabdo printerį. Iš patirties galiu pasakyti, jeigu jau plastikas baigėsi vidury nakties ir jisai sustabdė tą printerį, tai čia yra didžiausia nesąmonė. Nes jeigu po valandos, po 2 pradedi spausdinti, niekas ten nesigauna, jis vis tiek kažkiek atšala tas plastikas, traukiasi, karočią šūdo krūva. Kitas dalykas, šitas daiktas pro jį einantis plastikas, jisai ir stringa, karočią nesąmonė, visiška. Aš nežinau, kam jis reikalingas. Na, čiort. Prie to pačio, kai galva, tarkim, būna aukštai, spausdinant didelį daiktą ir įsivaizduok, tas šūdas čia laužia tą plastiką, jis nepraeina, pradeda strėkti ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, nuėmus šitą daiktą, tą dačiką, plastikas, kai spausdini, vis tiek būna, šito kabinasi, bet kabinasi kur nors, karočią nesąmonė, todėl šitą rankeną buvau apsukęs į kitą pusę, štai čia jinai buvo. Dar didesnė nesąmonė, kai staigiai spausdina, jis su tokia alkūnė pradeda kalatotis, tas visas printeris, nesąmonė, karočią, vėl būna blogai. Todėl aš esu išsprendęs tą reikalą su vamzdžiu. Pasidariau, užsidėjau čia vamzdį. Štai taip galima pakabinti plastiką. Ir jis nieko bendro neturi su printeriu. Ir ten pys, jisai savo važiuoja, tas plastikas lidu, jokio strigimo, jokių nesąmonių. Tai aš va taip, žodžiu, esu va taip pasidaręs. Per ilgą laiką karočią turėjau daug problemų, niekad nesuprasdavau, tai tam tikros problemos su šita konstrukcija baigėsi. Dar vienas geras dalykas. Einu atsinešiu. Kad tarkim, galima ir taip. Kad čia to plastiko gali prisidėti iš principo kiek nori. Čia kyla šiluma ir tas plastikas tuo pačiu ir džiovinasi. Gerai sugalvojau. Tai kažkaip manau, kad atsakiau gali tą klausimą. Tai nudirbt, manau. Malonu, kad teiraujatės. Ponas Mindaugai, turbūt lygtai, nepamenu. Na, bet kadangi jau atsistojau, tai pasižiūrėsiu apačioj. Gal šį kartą ką nors rasiu. Bandysiu parodyti jums, ką jie ten daro apačioj. Labas rytas, meistre. Sveiki. Gal galite papasakoti trumpai, ką čia darote? Tampau. Buvau draugelius aplankyti. Keisti kažkokie tai labai. Vienas guli savo be kelnių, kitas kažkokius taškus sujunginėja, rašyt mokinasi dar tik tai.
Tai šitai baisiai nusivylus. Sakau, ate. Bet jau rankos dreba. Gerk neduodam dar. Tai visai asalas. Įtariamasis slidus kaip žaltys, antrantį ranką rangosi kaip ungurys, prašo parūkyti.